Sveiki atvykę, vakarėjantis Malibu paplūdimys. Ir šiandien aš savo pati esu labai dėkinga, kad visgi įjungiau aš kameros mygtuką ir užfilmavau šitą savipraktiką, kaip tokį sakyčiau, tikiuosi, kad įkvepianti, labai nesudėtingai judėti ir nesureikšminti praktikos man būtinai reikia išskirti valandą ar pusantros į dieną, kad aš užskaityčiau, jog aš pajudėjau. Iš tikrųjų, jeigu įsiklausant į savo kūną, pajusit, kiek iš tikrųjų mum kūnas diktuoja, kada ir kaip judėti. Ir būtent šita seka ir yra apie tai, kad aš tą akimirką judu taip, kaip man jaučiasi geriausiai. Ir visiškai pasitikiu savo intuiciją, o jūs judėkit irgi mylinčiai, intuityviai. Ir lai tarnauja šitą seką kaip įkvėpimas. Kitą kartą galbūt susikurti savo intuityvaus kūno klausimo jogo seką. Delnas į delną. Atvykstame į savo kūnus. Su įkvėpimu aš įkvėpiu ir krūtinės ląstą keliu aukštyn, su įkvėpimu pilvelį įvedu į vidų, įkvėpiu, išsiriečiu ir natūraliai kūnas jisai nori ypatingai stuburas ir viršutinė kūno dalis, ji nori būti pramasažuota, nes gauna labai didžiulę apkrovą dienos metu. Tad judam taip, kaip patogiausia, taip, kaip intuityviai geriausia. Ir mane kūnas veda mano rankas už nugaros. Riešų saugom, žiūrim, kad nepasitemptumėm. Klubus pakeliu aukštyn, įkvėpiu. Dabar tvistas į vieną pusę, į kitą pusę. Ir jau dabar matot, kad iš tikrųjų gali tiesiog žmogus daryti bet kur ir bet kada. Trumpais priėjimais prie savo kūno. Pasilenkiau į priekį čia, jeigu jums jaučiasi patogu, tai darom kartu. Kvėpavimas ypatingai, kol jisai tampa natūraliu ir trunka laiko galbūt tas integruoti, bet viskas ateina su praktika, viskas natūraliai. Vaiko poza. Ant visų keturių išsiriečiu, labai daug tokio noro išsiraižyti per nugarą. Ir vėl vaiko pozą iškvėpiu. Giluminis kvėpavimas. Ir taip kaip kūnas veda, taip kaip dabar man norisi šiek tiek gyvačiuoti. Ranka dešinė kyla aukštyn, išsiražo. Kairė atsidaro, išsiražo. Ir ar tokia asana yra? Turbūt, kad nėra ir viskas tvarkoj, kūnas prašo. Ir mes jam tiesiog suteikiam šitą galimybę, jog juo būtų pasirūpinta žemyn. Ne žemyn žiūrinti šoną, o malasana. Įtupstas ir paprastai būtų asanoje kulnai ant žemės. Čia žaidžiu, jaučiu, kad norisi atsiverti vieną kitą pusę, iš vidinės kelio pusės, kai stačius ranką, aš pati savo padedu atverti klubus labiau, įeiti, lubrikuoti ten, kur man geriausiai jaučiasi. Ir tokiu būdu abi rankos yra įgalintos, įdarbintos ir padeda man atsiverti, kitą pusę taip pat. Šituo kampu labiau matosi, kas čia vyksta. Taip. Bet tas pagrindinis iš tos jogos sekos prašymas yra mylėti savo kūnus. Vaizdas yra fantastiškas. Žemyn žiūrintis šuo.
Jisai irgi toksai pas mane neoficialus judantis, smėlis po mano rankom, po mano kojom. Tikrai ne apie tą griežtą geometrinę figūrą, o apie pajutimą ir kad taip, neturi būti nei ilga, nei sudėtinga jogos seka. Dešinė koja iš dešinės rankos pusės, žemas įtupstas ir iš vidinės kelio pusės atveriu kelį tam, kad įsiremčiau ir tai man suteiktų daugiau erdvės krūtinės ląstoj. Ir aš jaučiu, kad kakle kažkas tai nori būti irgi prajudinta ir tą suteikiu savo kūnui. Sulenkiu galinį kelį, dar gilesniam įėjimui. Ir tai nebūtinai bus jūsų pasirinkimas. Tai va tas norisi iš tikrųjų perduoti, kad klausyk savo kūno. Ir dabar mes atsisėdam. Abu klubai ant žemės ir jeigu kelio sąnarys kažkur skaudžiuoja, tai jokių būdų taip nelaikom, ištraukiam priešais save, kaip sėdimoji sukryžiuotų kojų pozicijoje, tik tai šituo atveju viena yra sulenkta, kita ištiesta. Ir jeigu kvėpavimas vyksta, juda kūnas ir jisai labai aiškiai pasako, ko nori. Ir maniškis norėjo dabar paslenkti priekį ir išsiražyti atgal. Keliant širdį aukštyn, bet ne per aukštai, kad nebūtų į ekstremą iš vieno į kitą ėjimas. Pereinu žemą įtupstą vėl. Tiesiog va tokio paprasto tokio primal ropojimo būdu labai sveika žmogaus kūnui vaiko poza. Ant visų keturių ir žemyn žiūrintis šuo, tai kas patogiausia. Pamindžikuot keliais. Labai skubama yra ištiesti kelius, kas nerekomenduoju aš. Žemas įtupstas dabar kairė koja. Vėl įgilinam save taip skaniai skalsiai įsodinam ir švelniai su sąnariais. Sąnariai yra šventos kūno dalys. Visi vyresnio amžiaus žmonės tą žino, taip kad lubrikuojam ir sveikatinam. Atsidarom. Ir vėl, jeigu nori įsigilinti, sėdame atgal, dešinė dabar sulenktoji koja vėlgi galėtų kaip modifikacija keliauti į priekį blauzda. Abu sėdmenys yra ant žemės, kvėpavimas vyksta, judesys vyksta. Vėl mano pasilenkimas į priekį, tiesiog švelniai. Ir atgal, ne per ryšku, o tik kiek saldu. Ir leidžiame žemyn, iškvepiam. Viskas gyva, taip kaip jūs pereinat padėtyse, viskas gyva. Dėl to viskas gražu tampa, nes viskas gyva. Ir vaiko poza. Nėra čia tokių kažkokių labai oficialių formų šitoj visoje praktikoje. Ir kažkodėl viskame, kame yra grožis. Nes nėra griežtos formos, yra tiesiog pajutimas ir jutimas to iš tikrųjų kiekvieno oro lašelio glostymas pirštais. Nuostabus laikas yra tiesiog pabūti su savimi. Dabar aš čia pakankamai taip statiškai
taip man jūtose, o kartais gali pakviesti kūnas, kvėpuodamas įsišokti ir leisti savo. Kad ir kaip skalsiausiai. Ačiū, kad buvot. Namaste, mano širdis sveikina jūsų širdis.